Kodėl apie tai kalbu tik šiandien, po kelių dienų tylos? Todėl, kad vakar mano mama dalyvavo STT apklausoje kaip liudytoja po jos pačios prašymo ir kreipimusi, iškilus Malinausko ir Delfio sukurptam melagingam skandalui. Todėl, kad šiandien jau turime atsakymą iš FNTT. Pradėti tyrimo nėra pagrindo. Po viso triukšmo, kuris sukėlė Malinauskas, liko ne sensacija, o klausimas, į kuriuos privalau atsakyti širvintiškiams. Šiandien kalbėsiu ne gandais, ne fantazijomis, ne prielaidomis, kalbėsiu dokumentais, faktais ir oficialiais atsakymais. Nes savo rajono žmonėms esu atsakinga ne triukšmu, esu atsakinga tiesa. Todėl dabar nuosekliai parodysiu, kaip buvo kuriamas melas, kuo jis buvo grindžiamas ir ką iš tikrųjų rodo dokumentai. Pirmas melas. Pinskai susikrovė milijonus būdami politikoje. Atsakau aiškiai. Tai nėra jokie atsiradę, nukritę ar susikrovė pinigai. Šios lėšos gautos pardavus verslo akcijas, oficialiai deklaruotas, patikrintas ir pagristas dokumentais. Dar 2004 metais spaudoje skambėjo tame pačiame Delfyje antraštės. Į Seimą mėgins patekti 150 milijonierių, naujajame Seime 26 milijonieriai ir darbo partijos 30-tuke 9 milijonieriai. Taip, tame tarpe buvome ir mes, Jonas Pinskus ir Živilė Pinskuvienė. Tuo metu deklaracijoje buvo nurodyta gerokai didesnė suma, nei liko dabar pas mus. Tuo metu suma buvo 830 000 eurų. Tik tada buvo deklaruota litais. Yra VMI deklaracijos, yra dokumentai su antspaudais. Pinskui asmeniškai netgi buvo atskiras VMI patikrinimas. Todėl šiandien vaizduoti, kad tie pinigai netikėtai atsirado jau būnant politikoje, mano nuomonė yra netiesos paieška, o dar viena kažkieno užsakyta teorija. Tai bandymas iki politikos uždirbtus, oficialius, VMI patikrintus ir teisėtus pinigus paversti skandalu, mažų mažiausia iš Malinausko eina su dideliu pavydu. Tad atsiprašau, kur mūsų šeimai laikyti legalius, teisėtus, gautus, deklaruotus pinigus visiškai ne Malinausko reikalas. O dabar eisime prie įdomesnių dalykų. Viešieji pirkimai. Atsakau labai aiškiai. Meras viešuosiuose pirkimuose nedalyvauja. Savivaldybės tarybos nariai taip pat nedalyvauja. Viešuosius pirkimus vykdo ne politikai, o savivaldybės administracijos direktorių paskirti atsakingi specialistai. Tuo metu konkursus vykdė taip pat komisija. Kad ir kaip kam norėtųsi pritemti viską prie mano pavardės, faktas yra paprastas. Meras viešųjų pirkimų procedūrose neturi jokio vaidmens. Nei dalyvauja, nei sprendžia, nei balsuoja, nei parenka rangovą. Todėl, kai viešai metamas toks šešėlis, mano vertinimu, tai jau nebe klausimų kėlimas, o sąmoningas jūsų kiekvieno žmogaus klaidinimas. Panašu, kad kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. Tik įspėju, galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįstumsite. Dar vienas melas, kad rangovui Vilmstata neva sudarytos išskirtinės sąlygos. Atsakau aiškiai, nebuvo, nėra ir nebus jokių išskirtinių sąlygų. Taip, Vilmstata laimėjo viešųjų pirkimų konkursą šeimos sporto laisvalaikio parko įrengimui. Projekto vertė padidėjo ne dėl kažkokių malonių, o dėl konkrečių papildomų atliktų darbų. Padėlio aikštynų, sporto erdvių, pastato takų, komunikacijos jau savo įraše buvau rodžius. Tai yra atlikti aiškiai, konkrečiai matomi darbai. Bet tuo pačiu su rangovu turime rimtų problemų ir Malinauskas įvardino, kad aš šitas problemas sureagavau tik dabar po jo skandalingo įrašo. Pateikiu faktus. Dar 2025 metais Vilmstata kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybę vasarą lygiai prieš metus su prašymu pratęsti sutartį.
Ką reiškia pratęsti sutartį? Rangovas matydamas, jeigu laiku neatliks darbų, nuo tos dienos jam bus skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai tai jau yra 10 000 eurų. Vilmstata prieš metus prašo, Širvintų rajono savivaldybė atrašo, kad jokios sutarties pratęsimo nebus. Toliau grasinantis jau su advokatais raštas, kad kreipsis į teismus ir kad prašo pratęsti terminą. Širvintų rajono savivaldybė aiškiai atrašo, kad jokios sutarties nepratęs ir laiku neatlikus darbų bus reikalaujama delspinigių. Ir sekantis raštas, kad reikalaujam nedelsint vykdyti darbus, kad niekas nesikeis ir delspinigiai bus skaičiuojami. Projektas laiku neįgyvendintas ir iškart nuo 2025 metų spalio mėnesio UAB Vilmstatai iki šios dienos yra nuskaičiuojami delspinigiai. Kad meilės Vilmstatai nėra, dar pateiksiu vieną įrodymą, kur buvau pasiruošusi pateikti ir mūsų širvintiškiam. Kiekvieną pirmadienį administracijos klausdama, kokia situacija su šeimos parku, nes neturiu ką atsakyti žmonėm, kada žmonės galės džiaugtis ir naudotis šiuo parku. Balandžio mėnesį dar paprašiau prisijungti prie jų susirašinėjimų. Pasižiūrėti, kur vis dėlto yra didžioji problema, kur vyksta pats didžiausias ginčas. Perskaičius šios susirašinėjimus, supratau, kad problema yra gili, kad darbai vyksta labai aplaidžiai. Ir balandžio 21 dieną parašiau tokį laišką į bendrą grupę, kurioje yra ir Vilmstatos vadovai, ir techninis prižiūrėtojas, ir projektuotojas, ir administracijos atsakingi specialistai. Miela komanda, direktorė, pavaduotoja, techninė priežiūra. Prašau, išklausykit. Balandžio 21 diena. Nustokite nervintis ir eikvoti energiją ten, kur šiandien realaus rezultato jau nebepasieksime. Šio objekto situacija aiški. Rangovas yra toks, su kokiu šį kartą teko susidurti ir reikia tai įvardinti be pagražinimų, dirbama aplaidžiai, netvarkingai ir be atsakomybės. O apie sutarties terminus aš jau net nekalbu. Tikriausiai ir šiandien surastų priežasčių, kodėl nedirba. Tai šlapia, tai vėjas, tai dar kas nors. Nors saulė šviečia jau antrą savaitę ir darbai galėtų vykti pilnu tempu. Bet šiai dienai nieko. Turime pripažinti faktą, kad šią vasarą šio objekto neturėsime. Tai jau nebe pirmas sezonas, kai laukiame rezultato, o jo nėra. Gaila, apmaudu, bet dar labiau nepriimtina, kad tuose darbuose matome visišką stagnaciją. Gyventojų neapgaudinėsime, čia aš rašau. Bus parengtas vaizdo įrašas, kuriame aiškiai informuosiu žmonės apie situaciją ir atsiprašysiu, kad šį kartą nepavyko. Objekto būklė fiksuojama kasdien, todėl pridedu balandžio 20 dienos pirmadienio vaizdo įrašą. Jis geriausia parodo, kaip ši vieta atrodo šiandien. Tuščia, be jokio judesio. Jums dėkoju komanda už pastangas, kurias įdėjote dirbdami su šiuo objektu, tačiau nuo šio momento prašau nebešvaistyti laiko bereikalingiams susirašinėjimams ir skambučiams su rangovu, jeigu jie neveda į konkretų rezultatą. Susitelkite į kitus darbus, kurie juda, kurie duoda rezultatą ir kurie iš tikrųjų yra reikalingi bei matomi Širvintų krašto žmonėms. Tai apie kokią meilę mes čia kalbame rangovui. Bet kokios kalbos apie meilę rangovui yra visiškas melas. Faktai rodo priešingai. Terminų nebepratęsime, delspinigius skaičiuojame, iš rangovo reikalaujame ne pasiteisinimų, o kokybės ir rezultatų. Ir kitaip nebus. Dar vienas Malinausko melas. Na, žinot, po šito melo savo mintise pagalvojau, kokias kiaulės akis turi turėti žmogus, kad taip žiūrėti į ekraną ir jiems visiems meluoti, juos kvailinti ar juos durninti. Aš apie vadinamąją kosminę šviestuvo kainą ir bandymas sudaryti įspūdį, kad visus Širvintų rajone apšvietimo konkursus laimėjo viena įmonė. Galiu pateikti. Konkursų buvo iš viso 27 apšvietimų.
8 laimėjo UAB Mazgas, UAB Vilmstata 14, UAB ESD projektai 1 sutartis, UAB Elektros pajėgos 4 sutartis. Tai jau melas, reikėjo viską sakyti iki galo, bet čia nesmė. Ką jis daro, kalbėdamas apie šviestuvo kosminę kainą? Paima visą sutarties vertę, padalyja ją iš šviestuvų skaičiaus ir pateikia žmonėms, lyg kad tai kainuotų vienas šviestuvas. Tai yra absurdas. Mano vertinimu tai yra visiškas žmonių klaidinimas ir mulkinimas. Apšvietimo įrengimas gatvėje tai ne vien šviestuvas. Reikia kasti tranšėjas, kloti kabelius, juos apsaugoti, įrengti įžeminimą, laidininkus, antgalius, fotoreles, automatinius jungiklius, užpilti smėliu, atlikti atstatymo darbus, atlikti montavimo darbus, naudoti techniką ir mokėti atlyginimus ten dirbantiems žmonėms. Todėl rodyti visą sutarties sumą kaip vieno šviestuvo kainą yra ne analizė, o primityvi manipulacija. Ir dar labai svarbu, šviestuvas nelygu šviestuvui, o stulpas nelygu stulpui. Skiriasi šviestuvų galingumas, atsparumas, techninės savybės, atramų aukštis ir reikalavimai. Vienur buvo montuojamos paprastos atramos, kitur vadinamosios saugios atramos, kurių reikalavo Via Lietuva, nes darbai vyko regioniniuose keliuose, o saugios atramos yra gerokai brangesnės. Ne Živilė Merė, ne Petrutė ar Aldutė sugalvojo, kur kokie šviestuvai turi būti. Tam buvo rengiamas projektas. Projektą rengė atsakingi žmonės, atsakingi specialistai, jie darė skaičiavimus, mes pirkom šitą paslaugą ir gavome projektą. Ir pagal šį projektą vykdėme konkursą. Todėl palyginimui 2022 metų ekspertuotose samatose, nes kai projektas atliekamas, jį projektą atlieka šitą, tada dar perkama ekspertizė, dar kita institucija dar tikrina šitą projektą. Tai 22 metų ekspertuotose samatose LED šviestuvas su atrama buvo numatytas už 568 eurus, o 2023 metų ekspertuotose samatose LED šviestuvas su saugėjo atrama, kuri regioniniuose keliuose 1328 eurai. Šviestuvas su paprasta atrama už 797 eurus. Kaip galima suplakti viską į vieną krūvą ir žmonėms rodyti vieną kosminę kainą? Rangovus samatų viešai rodyti negalim, nes tokia informacija yra konfidenciali. Bet galiu drąsiai garantuoti, kad nei vienas rangovas, tame tarpe ir Vilmstata, neviršijo nei vieno šviestuvo kainos 220 eurų. O šviestuvų su atramomis kainos yra gerokai mažesnės nei, atsimenat, kai sakiau, mano minėtose ekspertuotose samatose. Tai rangovai visi pateikė dar mažesnę kainą. Malinauskas lygina rangovus ir jų kainas, bet pamiršta arba nenori pasakyti, kad skiriasi sutarčių laikotarpiai. Be to objektas objektui nelygus. Skiriasi atstumai nuo privačių sklypų, dangos, infrastruktūra, techniniai sprendimai. Aišku, jiems šitas neįdomu. Kam skaičius, valgykit, jūs kramtykit. Statybų sektorio kainos kyla ne metais, o mėnesiais. Todėl mechaniškai lyginti 2022 ir 2023 metų pasirašytų sutarčių vertes elementariai nekorektiška. Kiekviena sutartis atspindi tuo metu buvusias realias rinkos aplinkybės. Šie skaičiai palyginimui ir viešai pateiktos interpretacijos turi būti vertinami neištraukiant eilutę iš konteksto, o žiūrinti visą dokumento visumą. O visi melai, manipulacijos ir žmonių klaidinimas anksčiau ar vėliau, žinokit, labai aiškiai išlys ir pasimatys.
Visos sąmatos, dokumentai ir skaičiavimai bus pateikti atsakingoms institucijoms, jeigu jos tik to paprašys. Aš matau, mes jaučiam iš Malinausko spaudimą teisėsaugos struktūrom, kad kaip čia dabar nepadarysit pas Pinskuvienę kokios kratos. Juk reikia cirko, reikia šou. Darykit viską, ko institucijos pareikalaus, savivaldybė atsakingai pareiškia, pateiks skubos tvarką. O dabar dar dokumentai ir įrodymai, kad mano mama nekilnojamo turto ieškojo ne staiga, ne slapta, ne po kažkieno patarimų ar kažkokių konkursų. Tai buvo ilgas ir nuoseklus procesas. Dar 2021 m. rugpjūčio 24 d. ji iš savo planšetės rašė turto agentams Palangoje. Teiravosi pasiūlymų ir aiškiai nurodė, kokios kainos objekto ieško. 2022 metais mama konsultavosi su teisininkais dėl įmonės pardavimų. Vyko procesas, yra elektroninis susirašinėjimas, dokumentai, labai aiškiai įvykių seka. Ji toliau ieškojo nekilnojamo turto, jai buvo siunčiami pasiūlymai dėl sklypukų, namukų, kotedžukų. Viskas vyko nuosekliai, ne per vieną dieną ir ne iš oro. Todėl Kunigiškėse įsigytas butas nėra nei sensacija, nei staigus atsiradimas. Tai buvo vienas iš ilgų svarstymų variantų, atitikęs jos galimybės ir planus. Butas nupirktas 73% užbaigtumu, pavedimas padarytas visas oficialiai bankinis. Mama turto ieškojo atvirai, per agentus, per vystytojus, susirašinėjimais, su pasiūlymais ir dokumentais. Viskas turi datas, viskas turi pėdsakus, viskas turi įrodymus. Todėl bandymas šiandien tai pateikti, kai kažkokia paslaptinga istorija, yra dar vienas žmonių klaidinimas. Ir jeigu atsakingos institucijos norės, jos tikrai galės patikrinti, ar 2024 metais šalia nebuvo dar atlikti panašus 3-4 sandoriai už tokias pačias sumas. Vilmstatos vadovas Vilmantas Guobis nėra mūsų su vyru šeimos draugas. Ar per 4 mėnesius galima įrengti butą? Taip galima. Kam testamentu paliks mano mama šį butą? Tik jos asmeninis reikalas. Tai, ką dar vienu klausimu bando skleisti Malinauskas, tai yra visiškas, totalus melas. Ne interpretacija, ne nuomonė, o melas. Kategoriškai neigiu, kad bet kokią informaciją būčiau gavusi iš Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio. Iš čia kyla labai rimtas klausimas, kaip galima žiūrėti žmonėms į akis, neturint nei faktų, nei įrodymų ir vis tiek skleisti melą. Pabaigai pasakysiu labai aiškiai. Man akivaizdu, rinkimai jau prasidėjo, gal neoficialiai, bet metodai jau matosi. Melas, pseudotyrimai, iš konteksto ištraukti skaičiai ir bandymai mesti šešėlį ten, kur yra dokumentai. Po viską, ką išgirdau ir perskaičiau pastarosiomis savaitėmis, supratau vieną. Kai nebėra ką kritikuoti darbuose, pradedamos kurti istorijas. Kai nėra faktų, atsiranda interpretacijos. Kai nėra argumentų, prasideda purvo drabstymas. Apie mane per tuos metus, per daugelį metų sukurta tikrai daug istorijų, skandalų, šmeižto kampanijų. Bet labiausia džiugino tas, kad širvintiškiai niekada nepasidavė. Jie protingi žmonės. Jie mato ne tik antraštės, bet ir darbus. Jie moka atskirti pelus nuo grūdų. Ir būtent tai kažkam labiausiai nepatinka. Širvintos nebėra tas kraštas, kurio niekas nepastebi. Šiandien Širvintos matomos, svarbios ir matyt todėl kažkam labai norisi sustabdyti tai, kas čia sukurta ar kuriama. Todėl pasakysiu paprastai, manęs nedomina karjera sostinėje, mano vieta yra čia Širvintose. Čia, kur su komanda ir širvintiškių palaikymu daugelį metų keitėme savo kraštą ir mano gimtą kraštą. Tad visiems būtų dar ramiau, galiu patvirtinti ir tai, kad mano vyras Jonas savo politinę karjerą baigė ir niekur neis ir jau kurį laiką gyvena ramų senjoro gyvenimą, bet kuria savo svajonę.
Kiekviena sutvarkyta gatvė, kiekviena mokykla, kiekviena nauja erdvė ir kiekviena šventė turi istoriją. Ir tą istoriją